Nu va, tikrieji dalyviai. Oi. Matė tokių, kur trasom važiuoja. Yra ir prisidariusių bėdų, bet šiaip tai jie tokie nemirtingi ir jie jautės tiesiog važiuoja. Jiem viskas gerai. Čia jų žemė, čia jų taisyklės. Ką tik dar kartą prasėjau jau taip dabar ramiai pro šitą plyšelį, kur ir bus veiksmo, kad ateiti, taip sakant, prieš plauką dar kartą ir pasigalvoti, kur čia darysim tuos kadrus. Jau bičiuliai ir vėliavas traukia pranešimams, kad lenktynininkai žinotų, pro ką važiuoja. Štai ir pirmasis trakas užtikrintai įveikia šitą sudėtingą kelio dalį. Nu, Tomas nebūtų Tomas, jeigu ko nors nesuorganizuotų. Nuvarėm pas jį. Tenai piemuo gyvena, tokia palapkė, kupranugarių gardas, mažiukai kupriai ir viena žindyvė su mažiuku kupriuku. Tokie tešmenys, žinai, dideli, du speniai. Jisai pasiėmė tenai, greitai jie dviese palaikė, paglostė tą kuprių. Pameldžiai tokį, žinai, sidabrinį ir didelį bliūdą. Ten sumaišė, suplakė, žinai, putas išpylė čia, pieną supylė, nuplovė butelį. Šiltas, vadam. Dar neragavau. Nu ką? Blemba, šiaip tai žiūri, geras. Atrodo, kai latė kavą geriau, žinok, realiai, nes ten vien pienas būna. Very good camel milk, thank you, šukran. Nu, paragauk. Geras. Nu, bet kokio gerumo. Rimtai, toks ir neriebus. Ne. Nu, pirmą kartą kuprių pieną. Pirmą kartą kuprių pieną geriau kažkaip. Prireikė irgi 6 kartą čia grįžti. Smagu mum. Tikiu, kad ir Moliai smagu pamatyti mus. Nebuvau tikras, kaip čia šers, kiek tai taip prie stulpelį atsistojau, kad jau po to jau kas lėpčiausi. Smagi vietelė. Smagi. Vienas yra, gal čia daugiau ir tokių pat nedarysiu, bandysiu kažką kito. Rokelis kaip iš natų vėl. Kaip iš natų. Ateina, čia užsimetinėja, saugu, už krūmo, nes už krūmo tai saugu. Ne, čia vidinė dalis tokia, tai tikrai čia viskas yra okei. Nu, smagiai, čia jie šeria, žinokit, smagiai. Praleidau. Bet irgi labai ramiai pravažiavo. Manau, kad čia labai daug kažko nepridarysiu. Bus tikrai. 2 kadrai dabar yra geri.
Tai realiai dar kokią vieną, taip. Nu gerai, ne vieną, dar 3. A volcano. Do you see that mountain? It was once a volcano. This one, yeah? Yeah. And here's all the volcano, what left from volcanoes, yeah? Yeah. Very nice. Very nice. Thank you. Come again. There were dinosaurs in ancient times. Dinosaurs. Yes, Okay. yes. Tai va, ir dinozaurų čia buvo anksčiau. Ir vulkanas, jo, vulkanų mes čia esame jau praėjusiais metais paknabinėję šiek tiek. Bet tikrai vienas smagiausių dalykų, kad vietiniai tai yra labai draugiški ir pieno gavom ir po to pakeitė vėl atvažiuoti vėliau, kai jau būsim laisvi. Ir jie visą laiką ir prieina, ir pakalba, kažką pasako, pasiūlo. Tiesiog puikiai atmosfera. Yazid. Yazid, Al-Raji. Al-Raji. Yeah, it's the first one. Yeah, one. Yeah, and the second was Rokas Bachushka from Lithuania, from our friend. So Yazid was first, and the Rokas. Okay. Ah, yeah. Very good. Yeah, Rokas from Lithuania. Very good. Aba! Dar vienas dalykas, kurį kartais mėgstu daryti, kai yra tam tinkamas aplinkybės, kur nors tai tarp kokių uolų įlysti. Tai čia dabar šiek tiek jos yra per, ne tarp uolų, bet tarp uoloje kažkoje kalniai kažkokį plyšelį. Tai šiuo atveju tas plyšelis čia toks labai siauras. Ir kas siauras tai gerai, bet jisai toks negilus. Ir man trūksta vaizdo, bet gal labiau blogiau yra, kad ten tas yra krūmas. Štai taip. Na taip, gerai, bet kai žinai, kaip gali būti gerai, tai irgi sakyčiau labai vidutiniškas kadras. Eisiu paieškoti kokio nors įdomesnio. Okay, seniai buvau dulkėse, manau pas laikas. Nežinau, kelintą kartą. Gerai, kad vėjas atsirado, tai truputėlį prapučia. Jo, tai vat matėt, čia toks jau kitoks vaizdelis, nebėra uolų. Ten tą posūkį jau išsifotkinau. Kažkaip labai atsargiai pradėjo važiuoti ten lenktynininkai. Gal beje įslys, nes čia pravalė jau kelią. Tai eisiu vieną tokį kadrą, va čia va iš arti pasidarysiu, su dulkiam tas stulpas mane nervuoja. Bet gal vėlgi dulkės pakeltas kiek užgoš tą stulpą. Labai klampus dugnas, čia bandė kažkas važiuoti, vos nesmigė. Tai reikia rasti tokį tvirtesnį dugną upės pralėkti. Nu, tikriausiai pirmą kartą važiuojam atboliniu. Čia taip gavosi, kad reikia ir keliuku važiavom, bet čia tokia žiauri išgraužta upės vaga, kad gal paprasčiau būtų aplinkai važiuoti. Bet reikia į žemėlapį pasižiūrėti. Arba paskui tą važiuoti, gal jisai ką žino, bet jeigu jisai čia įstrigo, tai irgi nieko nežino.
nuomos agentūros nenorėtų sužinoti, kur mes važinėjom. Tai mes atiduodam mašinas geresnės nei paimam, žinok. Mes jas užgrūdinam, išbandom. Nupoliruojam. Jo. Nupoliruojam, pas vietinius nuplojam. Nu čia karterį, tik tai nepalikit ant kokio, o čia už Ailiukso kas važiavo. Upės vagytė šiek tiek drėgna, bet įveikiama. Nieko nesuplanuosi tam vakarį, neplanuosi. Bet važiavom, atrodė trumpesnis kelias, į asfaltą išvažiuoti iš greičių ruožų. Ir pažiūrėkit, mes čia per kapinynų. Nu ką, panašu, kad... Gal išlindom. Panašu, kad misiją greičio ruožą įvykdam ir galimai Bjaurokas kelias toks smagu, nepradūrėm rato, bet ir bjauru. bet galimai karbono detalių kaip... Ja, svarbiausia, kad ratai sveiki. Poliruoti. Aš manau, kad... O, matau, kaip gerai atrodau dabar tik tais. Manau, kad tai, ką dabar pamatysite, tai šie vyručiai ir aš tikrai nusipelnom. Opa! Net neklausiu čia, iš ko pagaminta, bet tai yra labai gerai. Oi, kaip aš šito laukiau. Net nežinau, kur esam. Negaliu pakomentuoti. Dabar važiuosim link Bivako. Ir šiandien laukia Wild Campas again. Ai. Einu ramiai pavalgysiu, okei? Esame degaliniai, kuro reikia mums, kuro reikia visiems. Ir važiuojame kartu, va, net ir gaisrinės, ir visi kiti, ir mūsiškiai, ir netgi reisinės mašinos čia. Assistant car irgi čia. O, vat ir kemperiukai atvažiuoja taip pat čia. Ir apie ką visą tai? Visą tai yra tai, kad šitų kelių, kuriuo mes važiuojam dabar link Alūlos, paeisi į šoną. Šitų kelių, kuriuo mes važiuojam link Alūlos, yra vienintelis kelias realiai. Motociklas irgi, kuriam reikia kuro. Tai vienintelis kelias, jisai stampa su Assistant Route. Assistant Route tai yra kelias, kuriuo važiuoja visas Dakaro karavanas. Tai yra organizatoriai ir vat kemperiukai, fotografai, filmuotojai, viskas, visas Dakaras važiuoja šiuo keliu. Ir tai šiandien mes, asmeniškai mūsų ekipažas, man atrodo, total turėsim apie 600 km. Ir vis, tai vat, nežinau kiek tiksliai nuo Bivako iki Bivako yra, bet visi važiuoja
Visi važiuoja vienu keliu. Hei. Kartu ir visi va tokie, kur neaišku, kai kurios mašinos, kaip jos dar sugeba važiuoti. Vėsta šiek tiek, bet okei. Šiaip jo, aplink Alūlą jau būna vėsiau šiek tiek. Alūla, Hailas 2020 metais, kada pravažiavom pro Hailą, po 3 dienų prisnigo. Tai va tada buvo pirmas kartas, kaip Saudo Arabija įsnigo. Čia dabar buvo daug visokių istoriukų, kad Saudė pamatė sniegą pirmą kartą, tai Saudė pirmą kartą pamatė sniegą tada, kai pradėjo dalinti vizas kitataučiams ir kitatikiams. Oi, kaip gaila, kad nenusukau kameros. Čia va ką tik 2 važiavo vienas į kitą, nieks nepasitraukė ir mažai trūko į krešą. Tai va, visi kulasi pila, visi pilasi kurą ir važiuosime toliau. Saulė pasileido jau šiek tiek žemiau, tai galėsiu padoriai įsitraukti į pedą. Labai sunku dirbti, kai saulė šviečia, ten kartais langą užsidangstau rūbais, bet šiandien ir powernapinau šiek tiek mašinai. Tai toks esu atsigavęs ir dabar dar šiek tiek pilamės kurą prasivaikštau ir manau, kad energijos būsiu kupinas kaip ką tik gimęs. Jau kalbu nesąmonės, jo. Jau kalbu nesąmonės, todėl laikas baigti. Nu va. Tenais nuvariau, žinai, ten filmą moterius arčiau privažiavau, visas dangstytis pradėjo. Sakau, nevažiuoju čia. Tada atvarėm čia, radau takus. Tik ką čia turim? O. Nu kaip ir yra palapinė, yra tuoj jis užkurs laužas, sakė. Laužas bus. Net kriauklė yra. Net vanduo bėga. Net kriauklėje vanduo bėga. Oi, kai naktį tūlika eisim, tai... Opa. Jo, va čia tokie dalykai yra, čia nėra kaip nuleist niekur ir va tokie piltuvėliai yra visur realiai. Nu, viešbučiuose nėra, bet jeigu tai ir nėra viešbutis, tai nuvalyti viską galima tiesiog su juo. Ir... Tiesiog čia, oi, čia net šilta įėjus. Dar mums užkurs laužą. Nu va, o čia yra tokia kaip ir chill zone. Bet aš manau, kad čia bus ir sleeping zone. Aš kažkaip manau, kad čia perfect. Gal žiūrėkit, kokia žvaigždė loje buvo. Ar su žala duše būsite kartu? Nu va. Tomai, keliais žodžiais, jeigu gali apie šitus kempus, kuo čia ypatinga, kaip čia viskas vyksta? Ai, nu tai kadangi netoli didmiestis yra, tai čia yra parkas iš tikrųjų, nu toks kaip parkelis, uolos vat labai gražios, kalnai yra, tai čia yra daug tokių kempų šalia didmiesčių sukurta ir arabai atvažiuoja šeimom, nu kaip pas mus, pavyzdžiui, atvažiuoja prie ežero, ne, ir vasarą kempingai įsikuria. Tai pas juos tokių kempingų yra čia mažesnis, ten yra žymiai didesni ir laužas sukurs mum, kaljanas bus,
Čia pasidėti, pavakaroti, galima čia netėjus visai šilta, o aną kartą mūsų gal 15, čia su miegmaišiais tiesiog atvira erdvė ir miegojam. Kas nori pasistatyti čia palapinę gali. Nu tai tokia pramoga, nes nu Dakaras negali būti visas lovose miegant, ne viešbutį. Reikia bent porą ten tų Tikrai taip. Trejetą Tikrai taip. pasimėgauti ir arabiškais dalykais. Ačiū. Tai va, aš kaip ir neturiu ką pridurti čia daugiau. Bet prieš visas vakaro linksmybės ir aišku prieš darbus, prie fotkių ir vlogų, kaipgi neplankysi bivaką virtuvės, kai jisai yra už 5 minučių nuo mūsų kempo. Paprastai labai vakarai. Oi. Prie durų atsisėdom kažkaip, bet nebuvo kur kitur sėsti. O vakarais čia vėsu. Kai žiūrėdami linkite man skanaus, tai ačiū labai. Labai noriu valgyti. Labai svarbi vieta. Virtuvė.